jo namai, tai labai gerai. Šiandien mūsų klausimai kažkada gali būti jau girdėti. Rudenį jau panašią temą kalbėjome, bet jūs jau visko mokėtės. Paklausime vėl mes su Morta kelių klausimų. Ką žmonės dirba? Siuvėjai. Taip. Muzikantai. Direktoriai. Taip. Marija dar ką pasakys? Daktarai. Psichologai. Kas tokie? Tie, kur tu dirbi, paviršau. Psichologai. Aha. Taip. Mokslininkai. Dar dantų gydytojai. Architektai. Taip. Va, labai daug. Rūbus renka ir tada perparduoja kitose šalyse. Taip. Kas yra profesija? Darbas, kurį dirba žmonės. Kas? Tas, kai, žmonės dirba tą dalyką. Taip. Vaiką pasirenka ir daro. Taip. Jeigu žmogus neturėtų profesijos, tada jisai būtų bevertis. Jeigu neturėtų profesijos, žmogus negalėtų nei gerti, nusipirkti nieko, nei čipsų, nei saldumynų, nieko. Nieko išvis, nei pasaulio maistų, bet ir negalėtų net pinigų turėti. Jeigu nedirbtų profesijos. Jeigu dirbtų, tai galėtų ir pinigų, visko. Dar yra profesija vagis. Tokia profesija? Bet vieni žmonės daro, kad tokių profesijų nebūtų. Taip. Kaip jie vadinasi, kai žino? Policija. Ko jūs norėtumėt būti? Mokslininku. Balerina, dainininkė. Jurgi? Aš tikriausiai nueisiu į muzikos karjerą, nes laikysiu muzikos mokyklą, dar mokiu techno groti. Bet noriu būti siuvėjas. Kas jeigu nepapultumėte į tą universitetą, ką dirbtumėte? Darbą pasirenka ne universitete, o tokioje mokykloje, kur renkasi darbą. Bet jeigu nepapultysi. Bet mano auklė dirba tokioje mokykloje. Kažkokia karaliaus, paviršau. Vytauto. Mindaugo. Man atrodo. Kas tai buvo karalienės Mortos brolis, vyras? Karalienės Mortos? Mindaugas. Tai Mindaugo, jo. Kaip žmonės mokosi profesijos? Mokosi, tiesiog bando daryti, bet pradžiai, man atrodo, dantistai daro ant tokių dantukų dirbtinių netikrų. Ir dar kartais, kai gydo kažką kaulus, pabando ant žaislinių kaulų. Nes reikia išbandyti pradžioje netikrų, nes jeigu netaip padarysi, gali kažką ten atsitikti ir mirti žmogus tikras. Kuo jūsų tėvai dirba? Mano tėtis rauna dantis, mama gydo dantis. Gerai, Jurgi. Mama architektė, tėtis surenka rūbus ir kitose šalyse tokia įmonė arba žmonė parduoda. Herkom. Mano tėtis direktorius, mama akiau gydytoja. Kaip žmonės išmoka darbą dirbti? Jūsų tėvai, pavyzdžiui, kas žino? Mama dirba pradžiai bandydama iš mokyklos, tai man atrodo dirbo su savo draugėm. Visi dantis, tai man atrodo taip daro, kad bando netikrų dantų, tai man atrodo mama pradžiai gydė netikrų dantų. O po to tėtis taip pat, man atrodo. Gal be draugų, bet gali būti, kad be draugų, nes man tėtis nepasakojo. Ir nerodė savo nuotraukų, mama rodė. Ir tada mano tėtis, man atrodo, rovė irgi netikrų dantų. Mano tėtė, jeigu neklystu, dieną dirbo McDonald'e, o naktį saugovo statybų aikštelę. Seniau. Mano tėtis išmoko dirbti taip, kad ėjo į specialią mokyklą.
Tai ką reiškia mokytis? Ką čia daro žmonės? Mokytis tai reiškia tiesiog bandyti to daryti, ko tu nemoki ir ko nori būti užaugus. O gali būti, kad jūs jau kažko mokotės? Na jo, aš nuo mažens dirbu savo darbą. Kokį darbą, sako, tu Marija dirbi? Na, aš užaugus būsiu balerina ir dainininkė, bet aš noriu būti ne balerina scenoje šokti, o tiesiog mokyti kitus vaikus šokti, kaip mano mokytoja dabar mane moko. Ir dar dainavimo irgi mokytoja, kaip mokytoja dabar mane moko. Žmonės patys mokosi, ar juos reikia mokyti? Jas reikia mokyti. Reikia mokyti? Marija, kaip tu manai? Jos mokai arba nemokai. Nes jie supranta patys, supranta tada, kai būna didesnė ir būna biškutį pamokyti, bet dažniausiai tai visada moko. Taip. Gali būti, kad dar jūsų mamos ir tėčiai mokosi ko nors? Sakyk, Marija. Dažniausiai. Ar jau jie viską moka? Ir dažniausiai tai dar, kad mokosi nesimokyti, tai gali viską pamiršti apie savo darbą. Visi? Mokosi ispanų Dar kalbos. kažko nemokam. Mano mokosi anglų kalbos. Radijo namai, tai labai gerai.